Labadiena visiems. Šiandien turbūt yra ta didžioji diena, kai ši keista epopėja apipinta jau ir mitais, ir politikavimu, ir informacijos galbūt kažkiek tai netikslumu baigėsi. Pradėjęs savo darbą Krašto apsaugos ministerijoje, kaip Krašto apsaugos ministras, pasikviečiau FEGDOS atstovus. Tai buvo berods pirmasis mėnesis mano darbo. Tuo metu aiškiai ir nedviprasmiškai identifikavau, kad nebus jokios tolerancijos nekokybiškiem darbam. Visos problemos, kurios yra akivaizdžios, kurios yra matomos, kurios yra viešos, turi būti išspręstos ir nebus jokių kitų susitarimų. Šiandien mes tą akivaizdžiai ir matome, kad rangovas yra įpareigojamas pertęsti naujai kelią, kuris atitiktų visus kokybinius reikalavimus, būtų galima jo naudotis ir nebus toleruojama jokių brokų. Darbai turi prasidėti, turi prasidėti Liepos mėnesį, turi būti užbaigti iki šių metų pabaigos ir Krašto apsaugos ministerijai tai nekainuos nei vieno papildomo euro.